Užspringo gyvūnas ir nežinau, ką daryti, pradėjau panikuoti. Kad taip nebūtų trumpas filmukas ir noriu pademonstruoti, jeigu jūsų augintinis valgė kaulą, skanėstą, bet kas gali užstrigti pas augintinį burnoje ir ne tik, tai pirmas dalykas, ką reikia daryti, vertinti, ar gyvūnas turi sąmonę. Jeigu sąmoningas, tada galima mes jį tiesiog prasižiodyti ir bandyti su pirštais pašalinti svetimkūnį. Nekiškite su pirštais gilin, jeigu matote, kad jo neišeina pašalinti, tada yra Heimlicho metodas taikomas. Kitaip tariant, jeigu turite mažą gyvūną, tai aišku, jį galite kelti šiek tiek taip ir spausti pačią krūtinę ties paskutiniai šonkulis. Kitaip tariant, nenoriu dabar ant jo rodyti, bet galima net augintinti tiesiog žemyn galvą šitokiu būdu ir daryti paspaudimus, kad svetimkūnis išeitų. Jeigu augintinis yra didesnis, apimate augintinį ir šitoje vietoje darote didelius spaudimus tam, kad čia sukelti spaudimą, kad svetimkūnis pasišalintų. Saugios vasaros ir nepasimeskite, taip atsitikti gali kiekvienam. Svarbiausia, greita jūsų reakcija. Veterinaras čia atvažiuoti nebespės.